Rugsėjo 23. Pajaučiau būtiną reikalą jums rašyti paraginimą, kad kovotumėte už kartą visam laikui šventiesiems perduotą tikėjimą. Judo laiškas 3 eilutė. Mūsų geroji tikėjimo kova, žymia dalimi, yra mūsų gynimas Dievo žodžio, o kartu apima ir Dievo charakterio gynimą. Tai reiškia mūsų norą stovėti tiesos pusėje bet kokia kaina ir prieš bet kokį užpuoliką. Prieš žmogiškus tikėjimus ir žmonių teorijas, kurios klaidingai pateikia gerąją žinią apie didelį džiaugsmą, kurį skelbė viešpats ir apaštalai, ir kuris, dėkui Dievui, dar pasieks visus žmones. Apaštalas taip pasakė: aš esu paskirtas Evangelijai ginti. Mes taip pat negalime daryti nieko mažiau kaip tik ginti tiesą. Tiesa reprezentuoja Dievą ir Kristų, todėl ji yra ir mūsų vėliava, o būdami tikraisiais kareiviais, turime ginti savo vėliavą ne tik iki mirties. Tikėjimas kartą duotas šventiesiems susideda iš doktrinų, nurodymų, pažadų, paraginimų, pranašysčių, istorijų ir Biblijos tipų, duotų Dievo jo tikriesiems Evangelijos amžiaus žmonėms. Šie mokinimai yra atakuojami panaudojant visus sugebėjimus ir pyktį, kokį tik puolę angelai ir žmonės gali pasiekti savo įniršio pilnais užsipuolimais. Kaip neginčiamų Dievo tiesų saugotojai, būtume neištikimi savo prievaizdavimo pareigoms, jeigu kaip išsigandę bailiai savo neveiklume leistume tolimesnėms atakoms. Turime apsiginkluoti pilną Dievo ginkluotę ir atremti klaidos atakas, nukreiptas prieš tiesą. O pradėdami puolamąją kovą, turime su visa išmintimi, jėga, teisingumu ir meile naikinti priešingas tiesai klaidas ir išlaisvinti klaidos grandinėse įkalintus mūsų brolius, seseris ir draugus. Klausimai: ar šią savaitę gyniau tiesą? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Pajaučiau būtiną reikalą jums rašyti paraginimą, kad kovotumėte už kartą visam laikui šventiesiems perduotą tikėjimą. Judo laiškas 3 eilutė.